Šį vakarą studijoje Vaidas Višniauskas, naujosios kartos protestantų bažnyčios pastorius. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Vaidai, sutikai pasidalinti mintimis apie šeimą. Taip. Šventas raštas pas mus studijoje yra ir jaunimas dažnai klausia iš tikrųjų, pastorių arba brolį, kaip čia dabar man reikia tuoktis, aš myliu, aš noriu suartėti, ką mes galėtume atsakyti jaunimui. Oi, klausimų tai visokiausių būna įvairiausių. Aš per savo sąmoningą krikščionišką gyvenimą tai prisiklausęs visokių ir istorijų, ir klausimų, ir taip toliau. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad aš esu labai daug gavęs pats asmeniškai atsakymų į tokius opius klausimus. Ir šiai dienai, nors aš nesu dar nugyvenęs viso gyvenimo, arba galim tiksliau pasakyti, kadangi mes apie šeimą kalbam visų šeiminių gyvenimo fazių, kadangi mes dar tik tais tam tikrus etapus pražengė, nes mano Lina kaip tik dabar tokia knyga gerą skaitė. 6 žmonos, 6 vyrai. Ir ten būtent paliečiama tematika, kad jauni įsimylėję žmonės tik susitokę yra, kaip sakant, vienas šeimininis etapas, tada atsiranda vaikelis, tada vaikelis pradėti mokyklą, tas daug kas labai keičiasi. Ir tie santykiai, pasak autorius, jie turėtų tiesiog vystytis, tiesiog pereiti iš vienos raidos į kitą. Lygiai taip pat kaip ir žmogaus gyvenimas. Žmogus turi vaikystę, turi paauglystę, jaunystę, paskui brandų amžių ir taip pat senatvę. Ir visi šitie amžiai yra iš esmės Dievo palaiminti. Bet kadangi mes kartais nesuprantame gyvenimo dėsnių, mes nesuprantame kitų dalykų, žodžiu, dėl to mes kartais kenčiame. Mes sėjam ne tą, ką turėtumėm sėti, ir pjaunam to, ko mes nenorėtumėm jau nupjauti po to. Taip. Ne veltui Salomono Ekleziastas Galė sako, jaunuoliai, kur tik tai tavo širdis geidžia, bet žinok, kad už viską turėsi duoti apyskaitą. Tai galbūt ir kalbant apie santykius jaunų žmonių, arba tiksliau vyro ir moters, ir toliau vyro ir žmonos, taip pat jie nėra atsiejami nuo kitų gyvenimo dėsnių, kurie egzistuoja. Patinka to ar nepatinka, kaip ir fizikiniai dėsniai. Ir todėl, kad tu sėjai, tu paskui nupjausi. Čia tik tais laiko klausimas. Ar tai mes kalbėtume apie ištikimybę, neištikimybę, mes kalbėtume apie pasiaukojimą, nesiaukojimą. Viskas turi pasekmes. Čia tu nieko negali apgauti. Tu gali apgauti artimus žmonės, giminaičius, ten savo tėvus, net savo sutuoktinį gali apgauti. Bet tu gyvenimo neapgausi. Tiksliau, aišku, Dievas mato, bet Dievas niekada nėra skubotas su išvadom ir su bausmėm. Štai kodėl kartais žmonės tam tikrai padaro išvadas, kad Dievas nemato ir Dievas negirdi. Ir kai vienas pranašas sako, vienas iš pranašų šventam rašte sako, kadangi aš tylėjau, tu galvoji, kad aš esu palankus tau pagal tavo elgesį, bet visai jokiais būdais. Aš nesu tas, kuris palaiko žmogų neteisingose jo sprendimuose arba neteisingam jo elgesį. Taip sakoma, kad vaikas klausosi pamokymų, bet elgesi taip, kaip mato besielgiant tėtį. Šiuo atveju krikščionim kyla moralinė pareiga taip gyventi, kaip ir mes kalbame. Šiandien ir šiaip. Ja. Jeigu peršauti iš karto prie vaikų auklybos, tai man tai kažkur susišaukė kažkame, tai kaip vienas iš šventų tėvų pasakė, kad eikite, skelbkite Evangeliją, jeigu prireiks, naudokite ir žodžius. Pranciškus. Jo, Pranciškus. Aišku, kad galbūt yra kitas kraštutinumas. Jeigu tu gali kalbėti, tai kalbėk. Vakar pamokslo metu, tarnavimo metu, mačiau poreikį paminėti, iš kur tas yra atsiradęs žegnojimas. Jeigu mes žinome, kad žegnotis pirmieji krikščionys pradėjo tada, kai jiems išpjaudavo liežuvius. Ir jie paskutinę, laukdami mirties arenose, kur arba ten liūtus, alkanus paleisdavo, kuriuos sudraskydavo, arba ten gladiatoriai, nukaudavo juos, būdavo tokia pažeminimo ir įsityčimo tokia akcija ir visi žmonės, kadangi nebūtų televizorių, radijo nebuvo, nei žurnalų, nei laikraščių, buvo labai toks ekstremalus toks išgyvenimas, matyti, kaip žmogų nukankina arba kaip nužudo. Tai jie bandydavo dar tiems žmonėms įspėti, kad jie gelbėtųsi iš šitos iškrypusios kartos, kad jie atsiverstų į gyvą į Dievą. Ir kai kurie žmonės tai labai stipriai paliesdavo. Tai kad to neįvyktų, tada jau tie, žmonės, ta valdžia, kurie persekiodavo tos krikščionis, jiems išpjaudavo liežuvius, kad jie nieko negalėtų pasakyti. Arba gėdodami, bet jau irgi negalėtum suprasti, apie ką jie gėda.
Jie tada žignodavosi. Jie rodydavo kryžiaus ženklą, tada žmonės suprasdavo, apie ką eina kalba. Tai va, iš kur atsirado žignojimas. Tai va, jeigu mes šiandien dar turim dar ir burną, ir liežuvį, ir mes dar galim kalbėti, tai mums nebūtina žignotis. Bet iš kitos pusės tai tame nėra kažkos tokio nuodėmingo arba neteisingo. Nukrypau truputį nuo temos. Taip, čia apie dar treibę galima paminėti ir taip toliau, bet tas svarbu vat, gyvenime, jeigu mes sakome, kad šeima yra svarbi ir mes tą bažnyčiai demonstruojam. Ja. Mes rodom pagarbą tą institucijai ir taip pat sakome, kad šeima nėra vien aistros patenkinimui. Ja. Juk yra taip pat ir Dievo planas vyrui ir moteriai, kada jie yra kartu. The noonday sun dropped its head as it hung in the middle of a starless day, as our great high priest gave his life for the least, and the Father put his heart on display. But his flesh and his bone, oh, the grave couldn't hold on the morning of that resurrection. At the dawn of the day, all of history was changed, and our courage can be overcome. No, our courage can be overcome. So by the prayer
grįžtant, žodžiu, nuo vaikų auklybos, nuo pat pradžių, nes aš esu laimingas, kad vis dėlto per savo patirtį esu patyręs ir skaitęs gerų mokymų, žodžiu. Ir va tie geri mokymai apie šeimyninį gyvenimą, jie prasideda pirmiausiai apie paragrafą, kuris vadinasi partnerio kaip ir pasirinkimas, galima sakyti. Ir aš, sakydamas, labiau turiu omeny pastoriaus Aleksėjaus Ledejevo, žodžiu, mokymą apie šeimą, ir ten, pažiūrėjau, patinka viena mintis, kad atitikimas žmonės labiau artina, o netitikimuo jos tolina. Tai va tas netitik, tarkim, kaip jūs sakyti, išveda tokias alegorijas, žvirbliais kėdus su žvirbliais, balandžiai su balandžiais, gulbė su gulbėm. Ir jie tinka viens kitami porą, žodžiu. Ir charakteriai panašus, tarkim, ir skrydžio greitis ir aukštis atitinka, žodžiu. Taip. Ir niekados nebus laiminga pora žvirblis su ereliu arba ten balandė su višta, žodžiu. Kažkaip panašiai. Turi būti atitikmuo. Tai va, lygiai, aš manau, kad kažkame tai irgi mes turim atitikmenis. Gan dažnai mes matome žmonės, kurie net panašus kažkuo tai, arba jie netgi supanašėja kažkame. Tai faktas tas, kad jeigu imti nuo pat pradžių, tarkim, palieskim tokį mitą. Žmonės dažnai sako, štai mano antroji pusė. Sako, taip, čia mano antroji pusė. Be to aš buvau tik puselė, o dabar aš jau pilnas, vienas. Nes ir raštas sako, 2 taps 1. Ne? Bet jeigu atidžiau žiūrėsime į šventą raštą, tai vėlgi gaunasi, kad mes kažką tai nesuprantam iki galo. Nuo pat pradžių Kristus sako, Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir jeigu jis sako vyrą, tai vadinasi, jis nebuvo ten kažkoks ne iki galo nedalipdytas, kažko jame trūko, arba ten moterį. Jie buvo pilnavertiški asmenys. Ir suprantame, kad tam pašaukime žmogaus, kaip Adomo, Dievas matė, kad negerai būti žmogui vienam, kad jam reikalingas tinkamas padėjėjas. Kad yra darbai, yra tam tikra veikla, kurios jis negali vienas padaryti. Ir štai tik dėl tos priežasties. Ne todėl, kad dabar tu mano tik padėjėja, žodžiu, aš sugalvosiu, tu man padėsi. Tai ne, jokiais būdais. Tai yra 2 pilnavertiškos asmenybės. Man teko vieną kartą dalyvauti Vokietijoje vienoje konferencijai ir ten dalyvavo vienas pastorius iš Nigerijos, jis padarė tokį parodymą, vizualizaciją. Jis paėmė 2 stiklinės vandens, paprašė, įpylė ten į abi 2 stiklinės po pusės vandens. Ir štai sako, jūs girdėjote, žmonės kalba, kad yra puselės. Štai žiūrėkime, kas tada vyksta, jeigu mes turim tokį mąstymą ir požiūrį. Paimame vieną stiklinę ir supilam iš kitos stiklinės vandenį. Dabar matome vieną turim pilną, kitą tuščią. Tada tik vyksta nepasitenkinimas. Tada mes perpilam, žodžiu, iš tos stiklinės į kitą. Ir praktiškai va toks šeiminis gyvenimas daugumoj panašu, kaip po vieną kaldarą mėga stotinį, viens ant kito tempia savo kaldarą. Ta pačia kaldara. Tai vėlgi čia neišeitis, bet sako, jeigu mes turime omeny, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, 2 pilnavertiškas asmenybės, tai žiūrėkit, jie yra pilni. Jis paėmė kitas stiklinės pilnas vandens ir tik truputį vos iš vienos į kitą perpildavo vandens. Mes tik truputį viens kitą papildome, mes patys iš savęs esame. Ir iš tiesų tai labai svarbu ir vaikams, ir jaunuoliams, ir jaunuolėms nuo pat mokyklinio amžiaus diegti tokį mąstymą, tokį požiūrį. Tu turi pats stovėti ant savo kojų, tu turi 2 kojas, ne? Nes jeigu mes žiūrim puselėm, tai vadinasi, tu turi būti tik su viena koja. Tik tada susijungus su kita puselė, tik tada turi 2 kojas. Ne, jokiais būdais. 2 taps 1. 2 pilnavertiški. Tai neprašy, kad 2 puselės taps 1. Ne, 2 taps 1. Jie supanašės, jie susilies. Tai va čia, aš manau, kad tai yra pagrindas. Ir svarbiausia. Būtent pagal ką mes atsirinkame žmogų, dėl ko mes atsirinkame. Praktiškai, aš asmeniškai galvoju, kad šeima, palaimintos šeimos pradžia prasideda nuo atsakymo į klausimą, ne kam jinai man reikalinga, o kam aš jai reikalingas. Ir taip pat mergina turi galvoti, ne kam jisai man reikalingas, kam aš jam galėčiau būti. Suprantama, čia galbūt taip drastiškai truputį skamba, kadangi meilė, kaip pasakyti, jinai neužsiima tokiam racionaliais tokiais klausimais ir atsakymais. Paprasčiausiai myli ir tiek. Bet vis dėlto dėl to reikalinga tėvų pagalba, padėti atsirinkti. Yra 2 skirtingi modeliai. Viena senovinė tradicija, tai tėvai nuspręsdavo, kas bus jų sūnaus žmona. Susitikdavo tėvai, dar vaikai maži ir netgi kai kuriuose tautose labiau link. Taip, jeigu banda gerą atgenį, tai tada gražesnė gauni. Ten yra jau sandoriai būna tarp tėvų. Tai yra vienas kraštutinumas ir mes tarp kitko tą ir Biblijoje matome. Netgi, kaip sako,
Abromas savo tarnui, eik ir suras mano sūnų į žmoną. Taip. Izaoką žmoną atvedė tarnas. Gerai, ačiū Dievui, kad tarnas buvo dievotas žmogus. Jisai meldėsi, jis prašė, ir toliau taip atitiko. Bet vis tiek tai yra drastiškas principas, suteikime, ne? Taip, žodžiu, vienas dalykas. Antras dalykas, racionalumas, jisai bet kurioje virtuvėje yra reikalingas. Tarkim, Jokūbas vyko pas Labaną, tarnavo už vieną žmoną, už kitą žmoną tarnavo. Ir kad ten irgi labai įdomus dalykai buvo. Jis mylėjo Rašelę, o Lėjas nemylėjo. Lėja jam pakišo. Bet paskui gyvenimo pabaigoje Jokūbas sako, palaidokit mane šalia Lėjos. Na, jeigu Jokūbas būtų neprisigėręs per vestuvės, gal būtų geriau pamatęs, ką jam pakišo. Jo, tai girtuokliau tikrai. Čia daug aspektų, taip. Čia daug labai aspektų. Bet faktas tas, kad būtent antras dalykas yra tas, kitas kraštutinumas yra, kad aš įsimylėjau ir viskas. Man daugiau niekas, žodžiu, ir čia irgi labai daug būna paklydimų, labai daug paskui skausmingų pasiekmių ir taip toliau. Nes įsimylėjimas, ne veltui kiniečių patarlė sako, apakina, meilė apakina, o vestuvės atveria akis, toks posakis. Nes įsimylėjimas tai yra tas tokia aistringumas, tokia aistra, tai yra, na, sakykime, kaip užvedimas, starterio raktelis automobilį. Bet paskui turi vykti normalus variklio darbas ir automobilio važiavimas normalus. Tai negali tik vieną ant starterio sėdėti mašinoje, tik starterį sukinėti. Čia kažkas panašaus su mūsų emocijomis, suprantama, čia mes ir žinom, ir moksliškai čia ir hormonų audrus ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl aš manau, kad čia turėtų būti sandrauga, turi būti ir sveikas protas, ir emocijos. Galima ir tėvų paklausyti, žodžiu. Turint omeny dabar tikinčius žmonės, tikinčius jaunolius ir jaunolės, visi turi, tarkim, tikinčius tėvus, vieną iš tėvų tikinti, bendruomenę, draugus. Galų gale mes galim pas pastorių net pasikonsultuoti, pas vieną, pas kitą. Ir nes čia labai svarbu yra, mes galim truputį atidėti netgi tą šeimos kūrimą, vestuvės kaip tokias. Ir dėl to aš manau netgi protinga yra turėti kaip tokį susižėdavimo periodą. Labai gerai susižėduoti. Tu, tarkim, duodi įžadus. Jaunuolis, mergina ir mergina savo žodžiu, kavalerijų duoda, žodžiu, įžadą, kad kurį tai laikotarpį, žodžiu, jie gyvens, aišku, susilaikymas, suprantama. Ir tada jie kurs šeimą. Nes aš manau, kad tai yra labai svarbu. Aš mėgstu kartais tokį palyginimą duoti, kad tai yra tiek svarbu, kaip, pavyzdžiui, tarkim, statyti namą. Tarkim, ne? Egzistuoja statybos leidimą kaip po tokie. Turi gauti leidimą, turi patvirtinti projektą. Ir yra statybos tam tikrai dėsniai. Labai aišku, tu kreivai statysi sieną, nenugrius. Ir lygiai taip pat šeima, kur kas sudėtingesnė yra pastatyti. Tarkim, automobilio vairavimas. Dabar mes negalim nueiti ir pasakyti, aš nusipirkau automobilį, noriu vairuoti, viskas, sumokėjau, viskas, duok man teisės važiuoti. Prašau, jums teisės važiuoti. Kas būtų keliuose? Bet ne, vyksta kursai, vyksta praktika, turi laikyti egzaminus teorinius, turi laikyti egzaminus praktiškus, parodyti, kad tu valdai automobilį tinkamai ir tu gali bendram kontekste Lietuvos, tarkim, keliuose, ten europiniuose važinėtis, mes turime europinius standartus. Lygiai taip pat šeimos kūrime. Bet šeimos kūrime mes kol kas dar vis paviršutiniškai žiūrime. Nes jeigu mums norisi ženytis, pabrėžiu žodį, norisi, tai sako, gerai, prašom, ženykitės. Parašykit pareiškimus, mes užregistruosim su santuoką ir pirmin. Tai čia visiškai yra saviveikla, absoliučiai. Ir mes dar stebimės, kad 50% vyksta skyrybų. Tai mes apskritai, man reikėtų stebėtis, kad apskritai dar kažkas neįsitokia. Čia kažkokia kas tik 50 dar. Jo, net 50% neįsiskyrė. Apsusikė du egoistai, du savanaudžiai, žodžiu, ir dar absoliučiai nieko nenori nei suprasti, nei mokytis, nei keistis ir vyksta tokie dalykai. Na, galbūt aš drastiškai sakau, atrodo, bet aš turiu ne vien tik ir tikinčius ir dorus, bet šiaip, iš esmės, aš turiu mūsų visuomenę kaip po to. Statistika negailestinga, Vaidai. Ir jo, dabar paklausysim muzikos, nes kitaip jaunimas pagalvos, kad šitą dėdų didaktiką jau nusibodo ir išjungs mūsų dažnį. Every stormy wind that blows, every swelling tide of woe, there's a calm, a sure retreat, I know. Oh, there's a place where mercy has every fault and fear of life
taking on a grace that's not my own. Or I'm taking on a grace that's not my own. And oh, Father, oh, Spirit, Holy, blessed Savior, in you we'll find a home. Let my hand forget a skill, my tongue be silent, cold and still. If I forget the mercy shown, to only know the thought of grace, a love that covers my mistakes. This bounding heart can hardly take it in. And oh, Father, oh, Spirit, Holy, blessed Savior, in you we'll find a home. And oh, Father, oh, Spirit, Holy, blessed Savior, in you we'll find a home. Tęsim toliau ir aš primindamas klausytojams, kad kalbame su Vaidu Vyšniausku apie šeimą, prisiminsiu vat, mūsų pirmąją dalį pokalbio, kur paminėjai apie sužadėtuves ir vat, tas susilaikymas nuo ko, juk jaunimas sako, nu bet mes galime būti rankomis susijėmę, galim pasibučiuoti, juk tai nėra lytinis aktas ar kažkas tokio nešvaraus, o kaip tavo, kaip pastorius būtų rekomendacija, jeigu bažnyčia ateitų ir klaustų tokį klausimą. Ne, faktas tas, kad mes dabar, kaip pasakyti, visuomet klausimas stovi toksai, kokios kokybės mes norim gyvenimą turėti. Labai teisingas kažkieno tai buvo pastebėjimas, pamokslininkas pamokslavo. Sako, žinot, į Ameriką galima skristi ekonomi klase, ekonomi plus klase, biznio klase arba pirmąją klasę. Priklausomai nuo to, kiek tu moki už kelionę, kokią kainą tu sumoki. Lygiai pat tas, ne dėl, kad mes esame už kitie materialistai, bet čia tinka palyginimas šitas. Suprast, kaip principai gyvenime veikia. Ir gyvenime lygiai taip pat, kokią mes norim gyvenimo klasę skristi. Aš turiu minį, į dangaus karalystę, pragyventi, kokio lygio gyvenimą. Jeigu mes norim gyventi patogų, man norisi, aš liečiu, man norisi, aš bučiuoju, man norisi, aš valgau, man norisi, aš geriu, man norisi, aš spjaudausi. Tai tada tu turi atitinkamą gyvenimo lygmenį. Paskui nereikia žiūrėti, kad pas tavai yra viršsvoris, pas tavai yra problemos su aplinkiniais žmonėmis, tu turi ne santuokai, šeimai, kurie to nesinori grįžti, žodžiu, ir taip toliau. Tai pastatykim pirmiausiai klausimą taip. Paulius sako, viskas man valia, bet ne viskas man naudinga. Paulius sako, jeigu mes jau Kristaus esame išlaisvinti iš įstatymo, tai nesikiškim vėl po įstatymo jungų. Todėl čia klausimas labai paprastas, kaip koks nors vaikinas ar kokia mergina ateitų į sporto salę, treneris klausia, ko nori. Šiaip kažką pabėgioti po salę, žodžiu. Ar susipažinti. Ar nori iš esmės keisti savo kūną. Tai čia lygiai tas pats yra, žodžiu, kokio mes norim lygmens. Jeigu mes norim aukščiausios prabos šeimą, tai mes tada žiūrėsim iš Dievo žodžių direktyvos. O Dievo žodžių direktyvos kalba apie susilaikymą. Suprantama, kodėl tas yra reikalingas? Todėl, kad pirmas dalykas, apskritai iš esmės susilaikymas jis bus reikalingas ne tik iki santuokos. Ir po to. Tai jeigu tu negali iki santuokos susilaikyti, tai iš kur tu garantuosi, kad tu negalėsi susilaikyti po santuokos? Tarkim, aš važinėju daug labai šalių, dabar
ir būna ir savaitę išvažiavęs 2, buvo mėno, nesu namuose. Jeigu aš nesusilaikęs, tai tada aš apskritai negalėsiu normaliai gyventi. Tai visos moterys man bus kaip atominės bombos, lėto veikimo. O tu būsi auka bombos. Jo, aš auka, žodžiu, ir tada aš kaltinsiu visus, žodžiu, kad čia visi kalti ir jos kaltos, čia per trumpos jonus nešioja, per trumpas rankas, taip toliau, nes aš savęs nevaldau. Tai kaip tada Vaidai, jas reikia į maišą įkišti, iš skarą ten, ne? Kaip musulmonai daro. Uždėti akį. Ar kaip Biblija sako, išsidurti akį mums reikia vyram. Jo, tai matot, išsidurti akį tai ir nereikia būtent. Reikia galbūt aš turiu menį, kad čia neina kalba apie kažkokį tai išorinį tokį veiksmą, kad mes turim nusikirsti ranką, nusilupti odą, žodžiu, nusikirsti galvą, bet reikia, pažiausia, nuo pat jaunystės gyventi susilaikėme. Ir todėl, jeigu yra galimybė, tiksliau, ne tikrai, kad reikia surasti galimybę tėvam, pavyzdžiui, savo paaugliam, tarkim, tėvai, savo sūnums, motinos, savo dukroms, turi aiškinti apie tos dalykus, suprantate. Pavyzdžiui, mano sūnus, ir dar truputį per jaunas, bet aš ruošiuosi netolimoje ateityje, kažkada, tai jam dabar tik 9, bet kalbėti apie tos dalykus, apie seksualumą, apie masturbaciją, susilaikymą, visus tos dalykus reikia kalbėti. Antrų atveju kažkas kitas jam papasako. Ne, čia nieko baisaus, pabandyk, gal to patiks, taip toliau. Tai labai dalykai svarbus. Nuo to priklauso, kokie mes turėsim gyvenimo kokybę šeimoje. Seksas yra palaimintas, palaiminimas iš Dievo, iš esmės. Ir jis yra priimtinas šeimos ribose, dėl daugelio aspektų. Kas nors pasakys, čia senamadiškai, tu varai, čia jau tikrai taip ne viduramžiai, taip toliau. Gerai, bet tai kodėl tada vis dar, nors viduramžiai pasibaigė jau 21 amžius, kodėl moteris, kaip buvo nešios 9 mėnesius, tai tebelieka nešios? Kodėl vis dėlto venerinės lygos, kaip plito, taip ir plinta tarp tų, kurie nesusilaikėme, taip sakyti. Ir netgi daugiau lygų negu viduramžiais. AIDS, pavyzdžiui. Ir taip pat psichologinės problemos, taip pat yra su tais. Dabar čia yra labai daug tokių dalykų. Tarkim, aš dabar pamiršau, aš važiavau labai gerą dokumentinį filmą. Aš pamiršau, kaip tas žodis vadinasi. Aš turiu minį, kad jeigu moteris prieš tai turėjo su, tarkim, daug kitų vyrų lytinius santykius ir dabar, tarkim, galiausiai tai ištekėjo, kažkaip jau taip pavyko, žodžiu, ir neturi, žodžiu, savo vyrą ir jiems gimsta vaikas, tai yra didelė tikimybė, kad tas vaikas turės labai daug DNA informacijos iš tų kitų vyrų, su kuriais turėjo lytinį gyvenimą. Aš pamiršau, kaip tas žodis vadinasi, bet tai yra moksliškai jau įrodyta. Genetinės tam tikros paveldimumas. Jo, genetinės tam tikras paveldimumas. Ir tai labai yra rimta. Ir tai, kas yra dar mažai kalbama visuomeniai ir kas turėtų būti kalbama. Nes kodėl aš negaliu? Gali. Tarkim, nebūtinai po kiekvieno karto, tarkim, kokio nors ten lytinio pasismaginimo, tu iš karto apsikriti venerinę ligą. Aišku, kad ne po kiekvieno. Bet yra dar kiti dalykai iš to stovintis. Tai veikia tavo psichiką, tai veikia tavo pasąmonę veikia, kaip tokia. Labai daug dalykų. Ir paskui tavo, tarkim, jaunuolė, kuris mėgina, galima sakyti, ar ieško, eksperimentuoja, galima sakyti. Ir viskas tas atsiliepia pasąmonį. Kodėl, pavyzdžiui, yra faktas. Aš nesakau, kad visi, bet yra faktas. Nemažai žmonių, vyrų, moterų tampa homoseksualiais kažkur tai žymiai vyresniam amžiui, brandžiam amžiui. Ne nuo pat paauglystės ar jaunystės. Ne tai, kad kažkas užpuolė ir būtinai jūs išprievartavo. Ne, dėl seksualinio eksperimento. Kažkokie tai dalykai tavęs jau nebetenkina. Ne tiek, kad fiziškai, tavęs psichologiškai netenkina, nestimuliuoja. Žmogus pradeda eksperimentuoti. Žodžiu, aišku, mes čia į vieną laidą visko nesukišime, bet susilaikymas, jeigu tu nori tikrai turėti palaimintą santuoką, yra būtinas. Bet čia vėlgi priklausomai nuo to, kaip ir raštas sako, kiekvienas, kuris stato, tai žiūri iš ko stato. Sako, yra Kristus kertinis akmuo, yra apaštalai pamatas ir paskui kiekvienas stato savo gyvenimo trobesį, iš kokių medžiagų jis nori. Sako, ir tokį rezultatą jis turės. Nori turėti tokį varganą gyvenimėlį, žodžiu, kaip, kad, sako, silkių klasės skristi į Ameriką. Gerai, mokėk mažiausiai, mokėk pigiausiai, naudokis malonės. Malonė. Aš atgailauju, aš atsiprašau, Dievas atleidžia man, Kristus kraujas apvalo, gerai, gyveni kaip unitazas. Unitazas, jo toks yra gyvenimas. Jį prikakoja, jį nuleidžia vandenį, nuplauna, jis vėl, iki sekančio karto. Tai toks ir tada gyvenimas, labai apgailėtinas. Jo, ačiū Vaidai, paklausykim muzikos, grįšim prie mūsų temos apie šeimą netrukus.
are the one true God. Over all the earth our King, and the Father's love, who became our sin to save and to overcome by your glorious name, by your glorious name. For you are the Lord God, so merciful. You are the Lord, and you're abounding in loving kindness. You are the Lord, full of grace and full of truth. Oh, you never change. Oh, what a glorious name. Grįžtam į studiją ir primenu, kad Gyvų šaltinių laidoje viešėjo pastorius Vaidas Višniauskas. Mes kalbamės apie šeimą. Vaidai, ką daryti jaunuoliui, jeigu jis įsimyli ir nori sukurti šeimą su mergina, kuri nėra tikinti, netiki į Jėzų Kristų? Aš taip kategoriškai, nedaryčiau, nes šiandien žmogus tiki, rytoj jis netiki, arba šiandien jis netiki, rytoj tiki, daug kas keičiasi. Todėl kategoriškumo aš čia neveščiau. Faktas tas, kad jeigu mes žiūrim labai aiškiai į šventą raštą, tai nėra pasakyti, kad mes nebebendrautume. Paulius sako, tai mes turėtume apskaitai šito pasaulio pasitraukti.
Ne, gal ne apie bendravimą, bet apie tą, kad tuoktis nenešti Jungo, ar ne? Taip, bet dabar mes išplaukėm iš tos, kad mes kažkas jaunuolis kažkur sutiko tą merginą, su ją stovyklą susipažino kokį nors ten jaunimą ar dar kažkur, jis su ją bendrauja, jai malonu bendrauti, jam jinai patinka kaip mergina, žodžiu, tarkim, jos įsitikinimai truputį skiriasi nuo jo, aš manau, kad reikia tęsti bendrauti. Čia tik tais vieno dalyko nereikia skubotumo, kaip gera rusiška patarlė, skubotumas, ko reikalingas, tai gaudant blusas. Todėl, kad įsitikinimai gali pasikeisti. Bet faktas tas, kad reikia suprasti, kad jeigu radikaliai skiriasi požiūrį į tam tikrus dalykus, tai yra, tarkim, tikėjimas, tai yra vienas toks kertinių įsitikinimų. Tikėjimas į Dievą arba netikėjimas į Dievą, tikėjimas, žodžiu, šeimos gerovę, tikėjimas, ar tarkim, kaip man teko konsultuoti, tarkim, netikinčių žmonių, netikinčių ten ar solistų, ar soliščių, ar visokių. Tai, pavyzdžiui, būna irgi problema, kad, pavyzdžiui, vyras sako, gerai, mes sutoksim, bet aš nenoriu vaikų turėti ir toliau. Visai daug yra tokių aspektų. Aš manau, kad reikia tęsti, bendrauti paprasčiausiai, natūraliai. Bet šiuo atveju aš tada kategoriškai manyčiau, kad čia skubėti nereikia. Kol nėra užtikrintumo, kol nėra, kaip šviesoforo, žalios šviesos, negali važiuoti. Antrai bus avarija. Ir čia lygiai tas pats. Todėl, kaip sakant, jeigu taip jau griežtai pasakyti į tą klausimą, sakyti, tai galima tuoktis ir negalima. Aš sakyčiau, griežtai rekomenduoju susilaikyti. Bet bažnyčia pati, jinai neturi galios uždrausti žmogui. Šiuo atveju tai yra kaip civilinė teisė žmogaus. Būdais, kaip pasakyti, aišku, kai kurios tradicinės bažnyčios prisėmusios yra atsakomybė už žmonių laidojimą, krikštymą, taip toliau. Bet tai šiaip, pamatoma, kad Dievas, jeigu davė žmogui laisvą valią, kas gali užkėti, taip, gali tuoktis. Bet tu turi žinot, kad bus tam tikrų pasiekmių. Netgi Paulius, jeigu korintiečiams 7 skyrių nagrinėti, ten yra labai daug. Apskritai rekomenduoju, kad pasilikčiau kaip aš. Mes žinom, kad Paulius turėjo šeimą, žmoną, kurį jinai paliko, dėl to, kad jisai atsivertė iš judaizmo į krikščionybę. Jis paliko judaizmą, vadinasi, paliko visas privilegijas, kurias turėjo kaip rašto žinovas, kaip fariziejus, buvo fariziejus iš fariziejų. Jis atsivertė į krikščionybę, jis tapo labiau klajūnų tokiu, misionierium. Ir yra kai kurie, ne visi, bet kai kurie rašto tyrinėtojai, sako, jis buvo susivedęs. Ir to rašto vietoj jis turi minį, kad jis turėjo šeimą, jį žmona paliko ir todėl jis nebeieško žmono. Todėl, kas prarado žmonos, tai neieško, kas prarado vyro, tai neieško vyro. Jeigu netikinčioje pusė nori skirtis, tai jis skirti ir taip. Dabar čia namų darbas, klausytojai, paskaito namuose. Bet faktas tas, kad suprantame, kad ar du eis nesusitarę. Turi būti susitarimas. Aišku, niekados nebus, aš netikiu, kad egzistuoja kur nors tai vyras ir žmona, kur vis ir skonį atitinka. Ne veltui sako, na vkusit svет товарищей нет. Man patinka žiūrinių sriuba, žmonai nepatinka, man patinka mėso, žuvis, kaip pavyzdys, tarkim. Tai čia nereikia tų panašumų labai, nes tokie užsieliniai tokie dalykai, tai čia jau galbūt tokie prisitrinimo reikalas, žodžiu. Kaip dažnai manęs klausia, kaip jūsų medaus mėnas, o pats blogiausias. Mano medaus pirmas mėno pats blogiausias. Mes, sako, dabar medų kapinėjom, kadangi mes per tiek metų prisitrinėme, pažinom viens, kad mes vis daugiau ir daugiau įsimylim viens kitą, vis labiau ir labiau norim būti su žmona. Net jeigu aš būnu išvažiuojęs, komandiruotis dainuoju kur nors, ar ten būtų kitoje šalyje, ar ten būtų dabar Skandinavija, dabar kas. Mes kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, mes Viberį, Skype kartu, telefonu, susirašinėjom, siunčiam smailus viens kitam, žodžiu, mes gyvenam kartu, nepriklausomai nuo to, koks yra atstumas tarp mūsų, tai kilometras 10, 5 ar 1000. Tai va, tai tada yra palaimintas iš tikrųjų gyvenimas. Sutuoktiniai, žodžiu, jie yra geriausi draugai. Jeigu imti vien tą laiką, kurį jie praleidžia bendraudami. Ir faktas čia, vėlgi sakau, yra tendencijos. Kažkada tai aš skaičiau labai gerą knygą, skandinavų rašytojas, pamiršau, iš F raidės pavardė, pamiršau. Bet ten kalba apie palaimintą sutuoktinį gyvenimą. Jisai duoda ten, pavyzdžiui, 2 šeimų. Jisai pasako taip, sutuoktiniai vieni susipažino, pakliuvo jaunuolis į avariją, su automatosu važiavo, jį numušė, žodžiu, mašina, jis pakliuvo į ligoninę, jis buvo šiaip, mėgėjęs vartoti alkoholį. Jis sutiko seselę, kuri slaugė, kuri irgi buvo mėgėja, ir ją abudu, žodžiu, kartu pagirtokliaudavo, jinai ten per lašalinę truputį milačindavo. Žodžiu, siaubinga istorija, žodžiu. Galiausiai jį išrašė iš ligoninės, jie tęsė toliau draugauti, jie visiškai nusibomžino, tapo valkotus, gyveno po tiltu, žodžiu. Tokia pradėjo istorija, siaubinga. Ir galiausiai, sako, baigėsi to, kad jiems buvo paskelbta evangelija, jie atsivertė ir tapo misionieriais. Fantastika. Augina vaikus, žodžiu, džiaugiasi gyvenimu. Kita istorija labai tragiška.
žiauriai tragiška, skauda širdis kiekvieną kartą, kai girdėjau. Pastorius ir jo žmona veda bažnyčią. Po truputį pradeda daryti kompromisus. Viskas baigėsi tuo, kad jie išsiskiria, palieka tarnavimą, palieka bažnyčią. Žmona apskritai pradeda filmuotis pornografinius filmus. Tragedija. Visiška tragedija. Tai vat, prie ko šitie du pavyzdžiai? Prie to, kad nėra status quo. Į ką tai viskas veda. Todėl neįmanoma turėti tobulos santykios nuo pirmos dienos ir neįmanoma turėti ant tiek prakeiktos santykios, kuri negalėtų pasikeisti į gerą pusę. Ir suprantama, kad pirmi ženklai, simptomai, žodžiu, kad jeigu vyras neturi apie ką su žmona kalbėti, tai jau tragedija. Aš nežinau, tada reikia užsidaryti maldos kambarėlį, melstis. Jeigu, žodžiu, neįdomu, žmona netraukia, čia jau yra simptomai, tau nesinori grįžti namo, tave viskas erzina, žmonai viskas erzina, viskas kažkaip ne taip. Čia yra simptomai. Nes skyrybos, jeigu kai mes paliesim šitą temą, tarkim, šeimoje, jos neatsitinka staiga vieną dieną. Prabudai, tarkim, pirmadienio rytą ir supratai, kad viskas reikia skirtis. Ne. Tas būna palaipsniui. Kažkokios nespręstos problemos, pastoviai. Ir sutuoktiniai sako, spręskim šitą problemą. Ne, nespręsiu, man ir taip gerai, to patinka, tu spręsi, taip toliau. Kaip dažniausiai tipiškai būna. Ir viskas baigėsi tuo. Kaip ir, tarkim, stomatologija. Ji nebūna taip, kad ateini pas stomatologą, jis paima ir šauna dantį. Ne iš to. Čia galbūt gali būti kaip nors. Mano ošviui taip atsitiko, Utenoj. Jam paėmė iš dantį, ištraukė dantį. Beje, net jis gyvenime nebuvo pas stomatologą. Beje, ne tą, kur reikia ištraukti, o kitą, kuris šalia buvo sveikas. Nepataikė, ne? Nepataikė. Ne, čia tokia tragikomedija. Bet aš kalbu dabar iš esmės, rimtai dabar, tarkim, dantis, pradžių reikia valyti. Ne? Jeigu tu jas valai, prižiūri, tu valai prieš miegą, žodžiu, dedi pastangas, kad galbūt karės vis tiek puola. Suprantama, kad čia galbūt yra ir prigimties reikalas tavo DNR. Jeigu tavo ten tėvų, senelių dantis buvo sveiki, jie nežino, kad viskas yra stomatologas, tada, tu turi didesnį palaiminimą, žodžiu. Geresnius. Lygiai taip pat ir šeimoje. Yra daugiau žmonių šeimininių išėję šeimų, kur yra šeiminės tradicijos labai tokios rimtos, didelės, stiprios. Tai tada yra suprantama, kad tu iš prigimties būsi toks, kaip sakai, linkęs šeiminių gyvenimo, tu augai, tarkim, su 3, 4, 5, žodžiu, broliais, seserim, žodžiu, tu žinai, kas tas yra. Bet mes visi esame skirtingos, tarkim, terpės išėję. Čia nepriklausom nuo to, kur mes startuojame su Dievu, svarbu, kad mes teisingą kryptim judėtume. Ačiū. Paklausykim muzikos ir grįšim į baigiamąją mūsų pokalbio dalį netrukus. Oh, for grace to lay it down, all my dreams in Him be found, and oh, for faith to keep it true, to never stop believe in you when it's strong, oh, when it falls through. Oh Lord, to know the answer is you. And oh, for love to trust so more, to fix my eyes on heaven's shore, and for hope with every step, every word, my every breath. And when it's strong, oh, when it falls through, oh Lord, to know the answer is you. For your life, I lose my home, 'cause I'm not staying here, I'm moving on. So give me strength to hold on tight. There's
your moonlight. And when it's strong, oh, when it falls through. When it's strong, oh, when it falls through. When it's strong, oh, when it falls through. Oh, to know the answer's you. When it's strong, oh, when it falls through. Oh, to know my answer's you. Brangus klausytojai, Gyvų šaltinių laida pradeda baigiamąjį segmentą šio vakaro. Kalbame su pastorium Vaidu Višniausku apie šeimą. Šeima sudėtingas dalykas, įvairių aspektų mes jau aptarėm šitoj laidoj. Tačiau, man noriu paprovokuoti Vaidą apie Biblijos tą pažadą šeimai. Eikit, pripildykit pasaulį, reiškia vaikais. Ir yra tokių žmonių, kurie tiesiog neplanuoja tų vaikų. Kiek jau Dievas duoda, tiek jie ir turi. Ar iš tikrųjų yra taip, šventajame rašte, kad visai nereikia mąstyti apie šeimos ateitį? Ne. Vaikų skaičių. Nebūtinai reikės galvoti, mąstyti, bet aš tik tais vieną dalyką pastebėjau, kad nuomonės turi sutapti. Taip. Sutuoktiniu. Čia taip negalima, žodžiu, vyras nori turėti vaikų, o žmona nenori, bet jisai. Aš pasakiau, kad mes turėsim vaikų ir viskas. Ir čia daugiau diskusijų nėra suprantama. Nes kitas dalykas būna fiziologiniai tam tikri limitai. Aš manau, aš esu įsitikinęs, kad vaikai tai yra palaiminimas, didžiulis palaiminimas, kurio šiuolaikinis žmogus net nepajėgus iki galo įvertinti. Ir galbūt ir senovėje vertindavo truputį kitų aspektų. Suprantama, kad anksčiau žmonės labiau būtų prie ūkio, tai kiek bernų turi šeimoje, tiek suprantama, kad tas toks labiau socialinio tokio žodžiu, galbūt pragmatiškumo prasme. Bet aš iš esmės dabar kalbu. Ir aš manau, kad tos šeimos, kurios turi daug vaikų, dabar net nekalbu, kad nes 3 pas mus jau daug darosi. Aš turiu ten virš 5, o jau 10, kur ten 11, 12, 15, tai aš statyčiau jau, aš nežinau, paminklus galima būtų statyti, nes turime savų vaikų pagimdyti, užauginti. Ir man yra svetima filosofija, sakydami, kurie sako, žodžiu, kad tai pagimdyti vieną, bet reikia užauginti. Ir ne tai, kad užauginti, bet išleisti iš mokslus, kiekvienam pastatyti po trobą, ten, žodžiu. Ir BMW ten nupirkti. Po BMW nupirkti. Tai atsiprašau, čia truputį absurdas, nonsens. Ne visiems pas man niekas nepastatė jokios trobos, niekas man BMW nenupirko, bet aš esu laimingas. Aš myliu, gerbiu savo tėvus, ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia reikia apskritai
išmokyti, žodžiu, ne kaip žuvį valgyti, kaip meškerį laikyti. Ir tada žmogus jisai viską savo gyvenime turės. Bet fiziologiškai, tarkim, yra moterių, kurios negali daug vaikų susilaukti. Tasme, joms labai rekomenduoju, pavyzdžiui, mano žmona, jai daktarai jau dėl antro sakė, labiau dėl trečio, nes jinai natūraliai negali gimdyti. Buvo kiekvieną kartą atliekama operacija. Tokie yra ypatumai. Aš jau per daug taip labai atvirai kalbu, bet iš tikrųjų, kad žmonės suprastų, ne tai, kad kažkas nenori, kažkas tai tingi ir taip toliau. Ir emocinės ribos žmogaus egzistuoja tam tikros. Tam tikros emocinės. Suprantam, kad tai kartais aš pagalvoju, mes žinome, Biblijos kelio bažnyčios pastoriai turi daug vaikų. Vienas turi 11, kitas turi 15. Taip. Tai čia yra, man tai yra fantastiška. Ir nariai daug turi. Aš ir nariai turi daugiau kiek šiemet, tai aš požiūriu juos, man kaip yra, kažkokie kaip supermenai, tikrai. Iš tikrųjų, tos žmonės, žmonės nėra, kad taip, kiekvienas vaikas pasiima geriausias medžiagas, ta moterim pradeda birėti ten, žodžiu, plaukai, nagai, ragai, žodžiu, gal iš tikrųjų gal gerai, kad ragai nubyra. Bet aš žiūriu tas žmonas palaimintas, visiškai normaliai atrodo, kur kas geriau negu kad kitos, kurios neturi vaikų, arba tik vieną turi vaikus. Tai aš manyčiau, kad pagal galimybės, kaip yra tavo širdį, nes raštas sako, palaimintas žmogus, kuris nesmerkia savęs dėl savo pasirinkimo. Taip šventas raštas sako. Dėl to, jeigu nusprendė, kitoje vietoje netgi sako Dievas, nuspręskit patys, kas yra teisus. Ateikit, pasvarstykime. Tai aš manau, jeigu link to širdis linksta, tai reikia. Iš kitos pusės, kaip nepaslaptis, mes galim paminėti taip pat ir. Būna ir netyčiukai. Taip atsitinka, neplanuotai. Bet ir pas mus bažnyčioje buvo ne viena šeima. Ir mes raginam, mes palaikėm, žodžiu, ir dvasiškai, ir malda, morališkai, ir gal truputį finansiškai, žodžiu, kad žmonės nepalūštų. Ir svarbiausiai, kaip įdomiausia, kaip ir turėjo ir pasitvirtinti. Kad kai gimsta tas vaikelis, paaugat metų, 2, pradėt jis vaikščioti ten. Ir kažkaip taip, ir nėra tos tragedijos ir viskas tvarkoja. Tai vaikai yra didelis palaiminimas. Ir vaikams yra didelis palaiminimas būtent gyventi šeimoje. Tarp kitko galim paliesti aspektą, kuris dabar labai eskaluojamas spaudoje, apie vaikų atėmimą iš šeimų, pavyzdžiui, Bernevent, tai yra Norvegijos, Skandinavijos šalyse, ypatingai Norvegijos. Man tai čia yra vienas didžiausių blogų. Man tai yra socialinis fašizmas, taip aš negaliu įvardinti. Ir labai daug kalbame apie ten tėvų teisės, motinos teisės, taip pat bet tai yra vaiko teisės. Kas dabar aš įsivaizduoju, tarkim, mano tėvai tikrai buvo netobuli. Tikrai, jeigu mano tėvai būtų augę gyvenę, tarkim, Norvegijoje, tikrai būtų aš būčiau iš jų atimtas. Aš galvoju, kad mano sūnų irgi būtų jau paėmė. Ja, tai dabar ir jis įsivaizduoja, iš manęs atėmė tėvą, atiduoda svetimiems žmonėms. Dažniau, kaip taisyklė, tie vaikai perina per daug šeimų. Ne tai, kad vieną globotų šeimą. Ir nemokėdami kalbos dar tu į tėvą. Tai yra košmaras, tai yra didelis, tai yra fašizmas, nusikaltimas. Ir aš laukiu, nesulaukiu, meldžiu ir svajoju, kada žmogaus teisių teismas, Hagos teismas, kada paprasčiausiai sustabdys šitą. Savo ruožtų bažnyčios turi jėgą maldoje. Paskelbti, pranešti ir kartu koordinuoti. Bet aišku, jeigu mes kalbėsime dvasinį aspektą, čia yra labai daug dalykų. Čia yra faktas tas, kad kokiam stovi tos šeimos gyvena. Iš tikrųjų, jeigu ten viena iš istorijų, ten vyras pakėlė ranką prieš žmoną, tada jinai nuėjo policija pasiskundė, tada ir iš jos atimė vaiką, nes tu negali apsaugoti to vaiko nuo smurtautojų savo tėvų. Taip toliau. Tai čia, matot, mes labai daug kontekstą matom. Mes nežinom jau. Bet iš esmės atimti vaiką, aš skaitau, kad atimti vaiką iš tėvų, arba tiksliau atimti tėvų teisės gali tik teismas. Ir tik teismas būtent prisikusių teismas. Ne šiaip, kad teismas kažkam atrodė. Nes ten tai yra visiškas, biznis. Jie ten iš to biznį daro. Prieš tai turėtų būti globa kažkokia, kuri leistų tėvam grįžti į Vėžes. Nes Lietuvoje būtent taip ir yra, kad yra laikotarpis, yra inspektoriai, yra patarimai, pagalba. Pas mus norėjo teisinti juvenalinę justiciją. Tai aš nesuprantu, pas mus yra vaikų teisių tarnybos. Kam dar reikalinga juvenalinė? Juvenalinė, tai kuri nepavaldy jokioms justicinėms institucijoms, man tai košmaras. Man tai sakau, čia ir panašu kaip fašizmas, kaip ir dabar ten ir yra. Ir ten jau perlenkta lazda į kitą pusę, jau nežinau kiek kartų. Ten jau svarbiausia, kad su tuo kenčia. Patys norvegai kenčia, visi, kurie atvažiuoja, žmonės iš visų tautų, tai neliečia vien lietuvius, tai liečia ir rusus, tai liečia ir indus, tai liečia visų tautų žmonės. Man tai yra
košmaras, blogis, didelis. Nu, tai ačiū Vaidai, kad buvai mūsų studijoje ir kalbėjomės apie šeimą ir palėtėm ir vaikų klausimą, ir globos, ir įvaikinimo netgi. Ir šią temą mes kalbam kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį, kviečiu klausytis Gyvų šaltinių laidos, o Vaidui ir bažnyčiai naujoji karta linkim Dievo palaimos ir laikytis biblinės šeimos sampratos, ką jie ir sėkmingai daro, ir taip pat kūrybinės sėkmės Vaidui, dainuojant didžiosiose ir netokiose didelėse scenose. Nu, jaunimą mes atsiprašom, gal buvom šiek tiek tokie, kaip tėviški jūsų atžvilgi, bet tiesiog mes tą darėm iš širdies, Vaidas tą darė iš širdies. Ir linkim likti mūsų dažnį XFM, nes tikim, kad šventoji dvasia ne tik per mūsų kalbėtojų lūpas kalba, bet ir liejasi per muziką. Kviečiam ateiti penktadienį Rotušės aikštėje Vilniuje ir kitas vietas Lietuvoje, kur koncertuos krikščionys muzikantai, Nuteki ir kiti. Girdėsit Dievo žodį. O dabar tebūna su jumis viešpats. Sudie. Sudie visi. Give